Maskvos didysis kunigaikštis verbavo patekusius į nelaisvę priešus. Jie grįžę namo teikdavo svarbias žinias apie situaciją Lietuvoje. Beveik nėra žinių, kiek ir kokios slaptos informacijos iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaro į Maskvą nutekino šnipai, tačiau 15–16 amžių sandūroje žinomi keli panašūs atvejai. Manoma, kad šios žinios tapo pretekstu dalies Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijos amputacijai. Slaptų dokumentų perdavimo tinkluose įsipainioja ne tik šnipai, bet ir pirkliai ir dvasininkai. Šnipai tik rinkdavo informaciją, o lojalūs tarpininkai, be trukdžių kirsdami valstybių sienas, perduodavo ją reikiamoms ausims. Būtent tokį vaidmenį už atitinkamą atlygį atlikdavo daug keliaujantis pirkliai. Žinomas atvejis, kai valdovo dvare tarnavęs šnipas Fiodoras Šestakovas siuntė laišką savo ryšininkui Vezmės popui Fiodorui Iljinskiui. Popas veikė kaip tarpininkas tarp šnipų, o dėl informacijos svarbos raštą perduoti buvo pavesta Možaisko pirkliui Vasilijui Ignatovui, kurio tėvas priklausė Smolensko pirklių bendruomeniai. Kad nekiltų bereikalingų įtarimų, popas liepė laišką perrašyti, užantspauduoti savo spaudu ir išsiųsti Maskvos didžiajam kunigaikščiui Ivanui III.